dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą, o jei tai yra pirmas įrašas, šio kanalo įrašas, kurį matote, tai kviečiu jūs užsiprenumeruoti ir stebėti šio kanalo veiklą, o mano vardas yra Beata. Jeigu nežinojote kartais ar nepamatėte kanalo pavadinime, ir šį kartą aš jums filmuoju, nežinau, lietuviškai mačiau, vadina tuštučių video ar ten pabaigtų produktų, žodžiu, gal užvadinsiu pabaigtų produktų video. Ir jeigu jums įdomu pamatyti, kokius produktus aš pabaigiau per maždaug 3-4 mėnesius panašiai, tai likite žiūrėti šio įrašo. Man šie video labai patinka, nes man atrodo jie ganėtinai informatyvus, nes vis tiek dauguma žmonių pasistengia, na bent jau keliais žodžiais pasakyti, ar vienas ar kitas produktas jiems patiko. Nes kai ką nors įsigijame, tai iš tiesų, ypač jei tai kažkas naujo mums, tai paprastai nežinome, kaip mums seksis, esame gal tik tai iš nuogirdų girdėję, kad geras arba blogas tas produktas, ar ne? Tai žodžiu, man atrodo, ganėtinai jie naudingi tie video ir man juos labai patinka žiūrėti. Turiu visą maišą šitą iš Liverpool, pilną visokių daiktų, tad manau bus bent jau mažiausiai 2 video, nes tikrai, man atrodo, nėra prasmės tiesiog parodyti daiktą ir nieko apie jį nepasakyti, tad reikia bent jau porą žodžių pasakyti. Tai pirmiausia parodau, kad baigiau šitą rinkinį iš Ole Henriksen, kuris vadinasi The Works. Aš jį įsigijau, man atrodo, gruodžio mėnesį pernai metais, pradėjau naudoti gal sausio mėnesį panašiai. Šios video aš filmuoju kas 3-4 mėnesius, ne kiekvieno mėnesio pabaigoje ar kas savaitę ar panašiai. Tai tikrai susirenka nemažai daiktų. Ir parodysiu jums, tai yra rinkinys iš 5 daiktų. Labiausiai man patiko šie apačioje esantis šitas veido ploviklis, tai yra nusiėmus makiažą, reikia nusiplauti veidą šituo. Vadinasi African Red Tea Foaming Cleanser. Tai yra afrikietiškos raudonosios arbatos veido ploviklis, taip sakykime, man tikrai patiko, man atrodo pasiliksiu visą tą buteliuką, nes ganėtinai nepatogus, kažką jeigu norėčiau, naudoti, sakykime, kažkokį skystį, kurį gal nepatogu, jo butelike, tam butelike, kuriame jisai parduodamas, gal nepatogu naudoti, panaudosiu šitą. Toliau čia yra, kaip jie vadinasi, Truth Serum, Collagen Booster. Tai yra kolageno, lietuviškai, kolageno. Nežinau tiksliai, bet žodžiu serumas su vitaminu C. Vitaminas C yra labai geras mūsų veido odai. Dauguma atveju bent jau. Ir šitas tai yra aliejus, kuris kaip yra naudojamas kartu su šituo, kaip ir aktyvuoja šito serumo veiklą. Tai man tikrai labai patiko. O šitie tai, nežinau, šitas yra kaip yra citrinos kaukė, sakykime, iš citrinos žievelių ar panašiai. Nelabai iš ten kažką tokio ypatingo pamačiau. O kitas yra kremas, kremas kaip kremas, tai nežinau. Jeigu manęs klaustumėte, ką iš šitų 5 produktų aš įsigyčiau, nors neketinu šiuo metu pirkti, tai įsigyčiau tik tai šiuos 3, o šitos kažkaip tai nelabai patraukė mano dėmesį. Kitas pabaigtas produktas tai yra šitas kremas, kūno kremas iš St. Ives, iš kolageno, ar kaip čia vadinas, ir elastino. Tai labai norėjau išbandyti šitą firmą ir kai radau, tai nusipirkau, nemažas kiekis, 532 ml. Man tikrai patiko, tikrai pirkčiau dar kartą, nors dabar naudoju ką kitą, bet tikrai, jeigu Lietuvoje kažkur ar internete ar parduotuvėje aptiksite šios kremus, kai jų yra ne vienas, tai ne vienos rūšies, ar kaip čia pavadinti, tai tikrai išbandykite. Kitas užbaigtas produktas tai yra šitie plaukų dažai iš Garnier Nutrice, numeris 122, čia ispaniškai vadinasi balta arbata, ar baltoji tiksliau arbata. Man patinka, ne vieną kartą jau naudojau, aš nenaudoju šitų dažų plaukams dažyti, naudoju kai kam kitiems reikalams, taip sakant, ar ne, bet tikrai
manau, kad ir plaukus nudažytų ne ką blogiau. Pabaigiau keletą makiažo produktų, kas yra praktiškai sunkiausia užbaigti dažniausiai. Vienas iš jų yra šitas blakstienų tušas iš Maybelline The Colossal Volume Express. Šitas yra atsparus vandeniui, jį aš naudojau gal prieš 2-3 metus ir po to buvau užmetus, jeigu taip galima pasakyti, visą laiką norisi išmėginti kažką naujo. Ir vėl buvo, čia kaip ir atradimas, taip sakykime, man tikrai labai patinka, labai geras tušas, tikrai labai gražiai nudažo blakstienas, nenubėga, tikrai jeigu ašaroja akis ar panašiai, jau turiu naują, tikrai nedvėjodama pirkčiau dar ir dar kartą. Einame prie kito produkto, šiuo atveju tai yra šitas, nežinau kaip čia vadinasi, telefonui tas įdeklas, tai pavadinkim šitą, ir dar vieną, kuris, nežinau kur jis yra, bet gal kažkada kitą kartą parodysiu kitame video. Aš pirkau per eBay, man labai patiko, bet dėja taip su laiku, kaip sakant, apsitrynė, susitepė, tai nelabai gražu, nelabai brangiai man ten gal kainavo, gal kokius $7, jeigu gerai dabar atsimenu, nes tai jau buvo prieš metus, gal kai aš juos pirkau, tai jau laikas išmesti. Taip pat užbaigiau 2 šituos makiažo, kaip čia pasakyti, makiažui nuvalyti, taip sakant, iš L'Oreal. Šitas yra, abu juos pirkau Sams parduotuvėje, pakuotėje, kur yra 2, tai šitą iš L'Oreal pirkau valiklį dėl to, kad neraudau šito iš Neutrogenos. Man gal labiau atrodo, kad šitas greičiau nuvalo mano akių makiažą, bet iš tiesų abu yra labai geri ir abu aš jums rekomenduoju, jeigu kažkurį rasite, tai tikrai išmėginkite, nes aš tai nedvėjodama pirkčiau ir pirksiu bet kurį iš jų. Kitas gaminys tai yra šitas intimus šampūnas, kaip jie vadinasi, intimių vietų, taip sakant, iš Nivėjos. Nivėja Lietuvoje parduodama, nežinau, šitas produktas parduodamas, nes ne visas šalis viskas, kaip sakant, atkeliauja, bet tikrai ne vieną kartą jau pirkau, man patinka, jokių pretenzijų neturiu ir tikrai pirkčiau dar ne vieną kartą. Kitas užbaigtas produktas tai yra šitas rankų kremas iš Palmers su kakavos sviestu. Jis, ne tik rankoms, čia ir pėdoms rašo ir panašiai. Tai yra labai sausai odai skirtas, tam aš kaip ir pirkau su tą mintimi, bet iš tiesų tai pajaučiu tik tai, kad man dar labiau išsausino odą, nes susigerdavo, žodžiu, tikrai neketinu pirkti, nes bent jau man tai nieko nepadėjo. Lygiai tas pats su šituo petrolatu iš firmos Vaseline. Mačiau kažkuriame video prieš kelias savaitės, viena mergina rodė šitą produktą, jinai jį išmetė, nebeprisimenu dėl kokios priežasties, tai kaip suprantu, Lietuvoje gaunamas šitas produktas. Aš jį pirkau vėlgi žiemą, rudenį, panašiai, kai jau buvo mano, kaip ir labai išsausėję rankos. Tai sakau, jau niekas nepadėjo, jokie kremai, tai sakau, vazelinas, ar kaip čia pasakyti, galbūt padės, nes čia rašo kaip ir sausom rankom ir taip toliau ir panašiai. Pirmiausia, tai smarvė siaubinga ir visų antra, galite matyti, kad tikrai aš jį naudojau, bet esmė ta, kad aš nepajaučiau nei ant rankų, nei ant pėdų jokio skirtumo, tai čia buvo tik tai toksai kaip ir teptis kažkokį smirdantį daiktą, kuris tau nepadeda ir kentėti tą kvapą, tai kaip sakant, geriau ne. Taip pat pabaigiau kitą kūno kremą iš firmos Jergens. Turiu kitą, kito kvapo, kitos rūšies, ar kaip čia pasakyti. Šitas, nežinau lietuviškai kaip vadinasi, reiktų pasižiūrėti dabar tiesą. Ir išmokti ateičiai, ar ne? Su taukmedžio sviestu, tai man patiko, todėl aš nusipirkau kitą, kurį naudoju toliau, bet visą laiką, kaip sakant, atvira naujovėms, tai man patinka, jeigu kažkur aptiksite, nežinau, Lietuvoje ar užsienį, tai išbandykite, nes aš tikrai ketinu pirkti dar vieną, gal ne dabar, bet ateityje tai tikrai. Kitas užbaigtas kremas, kažkaip užsibaigė man daug kremų, tai yra šitas iš Neutrogenas, kuris vadinasi Ultra Light, ultra lengvas, taip sakant, naktinis kremas. Jis man labai patiko, aš jį turėjau kaip ir užmarštyje kurį laiką. Jis labai lengvas naktinis kremas, toks baltas, labai greitai įsigeria. Žmonėms, kurie, pavyzdžiui, nemėgsta teptis labai riebių kremų ar aliejų ar panašiai vakare, tai tikrai rekomenduoju, labai šaunus kremas. Pastaruoju metu aš jo nemačiau, aš jo ieškau gal prieš porą mėnesių, tai nemačiau tuomet, dabar gal jau vėl yra, arba tiesiog aš nepastebėjau. Bet tikrai, jeigu Lietuvoje parduodama, tai išbandykite ir papasakokite man,
kaip jums sekėsi su šiuo kremu. Tai tiek, manau, kad iki čia ta pirmoji pabaigtų produktų dalis. Nežinau, ar bus tik antra, ar bus ir trečia. Pasižiūrėsime, kaip man seksis. Vis dėlto sakau, man nepatinka tiesiog parodyti daiktą ir pasakyti, kad aš jį pabaigiau. Norisi bent jau keliais žodžiais papasakoti ar apibendrinti, kokia mano buvo patirtis su tuo produktu, kad jums bent jau kažkiek naudos būtų iš šio video. Jeigu esate išbandę bent kažkurį iš produktų, nes bent jau kai kurie tai tikrai turėtų būti gaunami Lietuvoje, tai parašykite, pasidalinkite savo patirtimi komentaruose, ar ta patirtis buvo panašiai manoje, ar labai skirtinga, taip sakant, gal jums sekėsi labai gerai, o man labai blogai, arba atvirkščiai, kad kitiems žmonėms būtų naudingas ne tik šis video, bet ir jūsų komentarai, jūsų nuomonė, kai tas kitas žmogus, kaip sakant, ar vienas iš jūsų parduotuvėje pamatys tą produktą, vieną ar kitą ir turės apsispręsti įsigyti jį ar ne. Tai, žodžiu, lauksiu jūsų komentarų, o jūs laukite antrosios šio įrašo dalies. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitame video. Iki!